Turint omeny šių dienų informacijos technologijų išsivystymo lygį, tik tai absoliutūs tinginiai arba absoliučiai nieko nesidomintis nėra girdėję tokios sąvokos kaip konkludentiniai veiksmai. Kas netingit, pasigūglinkit, ką tai reiškia. Kitiems savo žodžiais galiu šiek tiek paaiškinti, kad konkludentinis veiksmas yra išreiškiamas, gali būti išreiškiamas įvairiai ir netgi nieko neveikiant, nieko nedarant, tas neveikimas gali būti palaikytas konkludentiniu veiksmu. Tuo dažniausiai naudojasi visokie pasiūlymų siūlytojai, pasiūlymų pateikėjai, siūlydami jums ką nors, ko jūs net nepastebit, nors tie pasiūlymai iš tikrųjų būna atvirai jums pateikiami, bet jūs nesuprantat, kad jums ką tik pateikė pasiūlymą ir laukia iš jūsų kažkokio atsakymo, bet jūs nesuprasdami, kad jums tas pasiūlymas pateiktas, pratylėjot, nesureagavot, nepaprieštaravot, neišreiškėt kokios nors nuomonės ir pasiūlymo siūlytojas iš karto gali remtis kokią nors ten teisę, velnių teisę, traktuodamas tą jūsų neveiklumą kaip konkludentinį sutikimo veiksmą. Reiškia, jums pasiūlė, jūs pratylėjot, o tame pasiūlyme nuskambėjo arba yra įrašytas smulkiom raidelėmis, kad jeigu siūlomajam pateikiant pasiūlymą, tas pasiūlymo išklausytojas priėmėjas net neburptelėjo, nepirstelėjo, reiškia, jis automatiškai sutinka su pasiūlymu ir su visomis tame pasiūlyme išdėstytomis sąlygomis. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia. Sakykime, viešai mestelėjo ofertą, koks nors, Ignitis ar ESO taip vadinamas. Jūs pratylėjot, nieko nesureagavot, ir užlupo tą visą jums pasiūlymą. Taip, dabar čia visokie ten skaitiklių keitimai, teisėti, neteisėti. Daug ten tų blogerių visokių tą temą skaluoja. Tai aš sakau, kad kai neparuošti namų darbai ir kai jūs patys nepasiūlėt viešai, neišreiškėt savo laisvos valios pasiūlymo formą, kad jūs neakceptuojate jokių pasiūlymų be atskiro jūsų raštiško sutikimų, nors ten raštiško parašo ar antspaudo, kad ir bet koks, bet kada ir iš ko bebūtų tas pasiūlymas, jeigu jūs to viešai nepaskelbėt bent 3 kartus, tai reiškia, kiekvieną kartą būkit pasiruošę, kai kokią nors sistemos žiurkė ar visas konglomeratas su žiurkiu mestelį jums į eterį. Jums net nežinant kokį nors pasiūlymą ir pagal jūsų nutylėjimą jūs įeinat į tą, kaip čia pasakyti, pasiūlymą pateikiančiųjų sąrašėlį, kuriame jie registruoja, kam tas pasiūlymas skirtas. Tai nesistebėkit, kad jeigu jūsų valdomas duomenys irgi ten atsidūrė ir jis priplisavo. Dabar čia neseniai internete, Facebook'e berods, mačiau vienos bendramintės, pasidalinta tokia nuotrauka, kuriai kėlė kita ten kažkokia moteris, tai pirkimo čekis, tas kasos čekis vadinamas, ar kvitas, kuriame ten po visko, kas ten pirkta, parašyta, kad kvito išaiškinimas VMI, tai aš taip suprantu, kvito išaiškinimas valstybinių mokesčių inspekcijai ir ten toliau kažkokie tai kodai, kvito numeris, kada išduota koks nors ten sąlyginis kodas, kelintą valandą, kur, vienu žodžiu, pagal tos kodus, galbūt ir QR kodas ten apačioje yra. Reiškia, yra ruošiamas arba jau yra paruoštas pasiūlymas, slaptas, atviras, bet jūs turbūt apie jį nieko nežinosit, bet to kvito pagalba jums atvirai siūloma, kad žiūrėkit, mes ruošiamės išleisti kokį nors ten įstatymą, kurio pagrindu jūs privalėsit viską, ką nusipirko ten grinaisiais, negrinaisiais pavedimais ar dar ko nors, įsigyti kvitą ir tą čekį, vadinamą kasos čekį, pateikti mokesčių inspekcijai, kuri žiūrėdama tą skirtą informaciją pačioj, kas ten pažymėta, žinos, kada, už kiek, kokiu tikslu, kur jūs pirkot, su kuo pirkot. Ir aš taip supratau, to posto pasidalinimo tikslas, reiškia, tam buvo prierašas ar komentarai, berods į mano klausimą, kad aš nieko nesupratau, parašiau, bet
nesvarbu, ką aš ten parašiau, esmė, kad nieko nesupratau, buvo paaiškinimas toks, kad žmogus grinais mokėdamas gavo tokį čekį, bet grinai mokėdamas jis pasinaudojo kažkokį ten nuolaidų kortelę. Tai nuolaidų kortelės panaudojimas, kad ir mokant grinai, ir yra konkludentinis veiksmas. Apskritai, bet kokios kortelės panaudojimas. Banko lojalumo, ten nuolaidų kortelės panaudojimas ir yra konkludentinis veiksmas, kad jūs sutinkat su kažkokiu tai pasiūlymu, į kurį jūs neįsigilinot, neperskaitėt. Galbūt ten jums išduoda tą kortelę, nuolaidų kortelę ten. Reikėjo kažkur kažką pasirašyti, kažkokius domenukus parašyti, kažkur smulkiom raidytėm kažkas buvo parašyta, jūs neperskaityt, nepasidomėjot, nepasigilinot. Ir šiekit, tai reiškia, netgi mokant grinais ir pasinaudojant nuolaidų kortelę, jūs savanoriškai, nieko neverčiamas, perduodat savo valdomų asmenų duomenis ir visą informaciją, ką jūs pirkot, už kiek pirkot, kur pirkot, kada pirkot. Vienu žodžiu, viską, ką reikia žinot mokesčių inspekcijai. O mokesčių inspekcija, kaip ir kiekviena kontoros biudžetinė įstaiga dabar nežino, kaip išgyventi. Kaip ir Sodra nežino, iš ko išgyventi, kaip ir karinį biudžetą didina, ten gynybos ministerija, niekas nežino, kaip surinkti tos mokesčius, kaip dar numelst mužikus, budulius bandomenį, iš kur tą biudžetą padidinti. Tai mokesčių inspekcija eilėje irgi prie tų išėpusių nasrus į jūsų kišenį, į jūsų lėšas, į jūsų tūgrikus. Tai žinokit dar kartą, vapšė jau tokiem tupiem, sakau, jeigu tik įsitraukėt kažkokią kortelę, kažkur brūkštelėt ar ką, žinokit, kad jūs suskaičiavo, plačiaja prasme, ir nesiskūskit. Taip kad, aš kaip visada sakau, savo pavyzdžiais galiu tik tai remtis, kad einant kažko įsigyti, pamainyti tūgrikus, aš einu nepirkti, aš einu pamainyti. Į tūgrikus tai yra tokie spalvoti papirėliai, daiktai, kurie sąlyginai susitariant, pagal bendrą kažkokį susitarimą, ten pasaulinį, europinį, turi atseit kažkokią tai vertę. Tai aš tos tūgrikus mainau į kažką kitą, į kažkokį daiktą, kurie per viešą ofertą yra siūlomi tam padėti ant prekystalio ar lentynose kažkokioj tai ten įstaigui. Tai pamainau į man reikiamą daiktą, į atitinkamą kiekį tūgrikų, ten skaičius nurodytas po to daiktų. Tai tokį barterį padarau. Ir nesinaudoju jokiamis nuolaidų kortelėmis, nes aš jų neturiu ir rekomenduoju niekam neimti čekį, nes čekio paėmimas irgi yra konkludentinis veiksmas su tam tikromis pasiekmėmis, apie kurias aš čia dabar nebesiplėsiu, daug laiko užims galėsiu gyvų susitikimų metu papasakoti. Ir kadangi viskas surišta, kaip sakant, į vieną mazgą, viskas suteka į vieną bliūdą, kaip sakant, visi finansiniai keliai veda į Romą, į Vatikaną, per bankus, bankų sistemą. Tai bankai irgi domisi per mokesčių inspekcijas, per visas tas perlaidas, per jūsų kortelių pabraukimus. Ne konkrečiai, kaip čia jums dabar pasakyti, galbūt aš geriau pailistruosiu pavyzdžių, ištrauką iš vieno tokio serialo, ten rusiškai kalbama. Pasižiūrėkit, tai kas domina bankus. Kad ne tai, ką jūs galvojat, kad bankai domisi jumis kaip, vienu žodžiu, ištraukėlė rusų kalba. Многие думают, что главное в банке – это деньги. На самом деле нет. Главное – это информация. Кто, куда, зачем, кому. Не деньги, их потоки. Tai dabar supratot? Kas rusiškai nesupratot, tai bankai nesidomi pinigais kaip pinigais. Bankai domisi pinigų srautais, kam, kur, kiek, už ką. Tai tos lojalumo kortelės prisideda prie duomenų rinkimo bankams. O kam tie bankai renka tos duomenis? Čia irgi atskira plati tema, kurią aš irgi gyvų susitikimų metu galėsiu šiek tiek pasidalinti savo asmeninę patirtim. Taip sakykime. Tai dar sėkiai primenu, nes kartojimas mokslų motina, mokslų tėvas, kartojimas vyriška giminė, sakykime. Aiškiai daiktaučiai. Tai visi, kurie kur nors, ką nors brūkštelėjot kortelę, išsiėmėt kortelę kažkur, taškiuką padėjot vietoj parašą ar kryžiuką, netgi galvojat, kad tai anonimiškai padarėt, ar rašydami kažkokią kitokią ten pavardę ar duomenis, galvojat, kad taip išliksit anonimiški, tai
jūs naivoliai sveikinu įstojus į bandominės budulių gretas. Kiekvienoje parduotuvėje, čia iš serijos kas galėtų paneigti. Kiekvienoje parduotuvėje yra ant kiekvieno kampo iš po kiekvieno plintuso kyša kokią nors kamerą, kuri jums žinant ar net nežinant filmuoja jūsų veido atvaizdą, įvedinėja tos duomenys į kokią nors tą bazę, dirbtinio intelekto, nedirbtinio intelekto, kur ten specialių programų pavidalo atpažįstami, jūs esate identifikuojami, jums priskiriami kokie nors ten sekimo numeriai žinomi, vienai bazėje ten vienokie numeriai, kitai bazėje kitokie, o gal ir centralizuotų, kurie jau priskiria numerį kaip asmens kodą, tai kokios nors kaip prekės kodą, ten štrich kodą ar QR kodą jums. Jūs atpažįstami esate ir su ta kortele, kur einat, netgi mokėdami grinais, prie prekystolio stovėdami ten kažkur pateikėte, tos kortelės brūkštelėjimo metu ant to čekio ten rašomas laikas, rašoma vieta, konkretus to aparato, kur išmuštas tas čekis, numeris, ten žinoma registracija to aparato, stovėjimo vieta, koordinatės, kokiai parduotuviai, kur ką, tai labai nesunku ten per tas vadinamas kameras tuo laiku pasižiūrėti, kas ten toks konkrečiai pirko, kas ten tą kortelę braukė. Tai čia vienas iš suskaičiavimo būdų. Antras dalykas, tos kortelės pastoviai atnaujinimas ir tai prekybcentriai rūpinasi savo klientais, jums pastoviai atnaujina, keičia tas korteles, vis atnaujindami duomenis ir taip toliau. Tai tos kortelės technologiškai irgi pažangiai žengia į priekį įsivystymą savo to keliu technologiniu ir kas gali paneigti, kad tose kortelėse nėra kokio nors ten čipuko užmaitinamo kokiomis nors mikrobangomis ar kitomis bangomis, kokiomis nors ten 5G, gal ir 4G ir 3G, apskritai G kokiomis nors bangomis ir neperdada kokios nors informacijos. Ar nėra ten kokio mikročipo, kuris, sakykime, jums tą kortelę įsidėjusiu piniginį ir turint ten šalia banko kortelę ar dar kokią nors ten kortelę, nenuskanuoja kokių nors duomenų iš tų kitų kortelių, kurios irgi skleidžia kažkokią spinduliuotę rezonuodamas tame 5G ar kitame G lauke. Ir reiškia, jūs taip esat identifikuojami ir identifikuojamas visos jūsų kortelės ir visi duomenys, kokie tik tai reikia. Aš jau nekalbu apie tos vadinamus išmaniuosius telefonus, su kuriuo dauguma bandomenės baranų net miega pasidėję čia prie galvos, kad nedaug dievė ten naktį atsibudus ranka nepasieksi ten. Kitaip sikabinę po pagalio pasidėję miega. Tai tie irgi skleidžia visokias spinduliuotės ir hrien žino, kokią informaciją ta spinduliuotė perdodama, kokią priimama ir kaip jie kontaktuoja, sakykime, su tom kortelėm įvairiom, apsikeičia duomenimis ir visą kitą. Tai noriu pasakyti, kad bet kokia kortelė tiek yra siųstuvas, tiek imtuvas, duomenų kaupiklis, ir taip toliau. Ne baranai iš karto supras. Baranai, tai sakau, jeigu atsibodo, kad ilgai šneku, galite nesiklausyti. Bėkit savo turkiškų serialų žiūrėti. Nežiūrėkit manęs. Bėkit savo ten indiškų turkiškų serialų žiūrėti. Tai tokią temikę paliečiau. Kažką norėjau dar pasakyti, bet per ilgą pezėjimą pamiršau. Jeigu prisiminsiu, pridursiu.